Va. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiandieną mes turime programą Sportuok su pieštuku. Jums reikės pieštuko, geriausia raudono arba mėlyno ir drožtuko. Kągi, pradedame drožti su savo rankomis. Matome? Judame, skubame, nes iš tikrųjų kuo greičiau, to geriau raumenims, labai slidu, iš tikrųjų rankas susiprakaitoja jaudinimas. Taip, drožime. Bet žinot ką, labai įdomu, ne? Pabandykime su gentainiu drožtuku. Manyčiau, tai buvo drožtuko pirmtakas, tai yra ponia Tarka. O Jėzus Marija, nesupužo pieštukas. Bet tai labai yra gerai raumenims. Ir aiškiai panaudojau visą savo jėgą. Taip, pabandome ir kitus peilius. Ir šitą. Čia labai markytėm tinka, bet pasirodo tinka ir pieštukas. Gerai, grįžtam prie to, nes jis buvo kažkaip smagesnis, bet gal dar pabandyt kokių priemonių. Va, turiu dėldę, galvoju, gal išeis kažkas. Nu, čia nebent ant galo, gal nupoliruoti. Nelabai kažkaip. Štai dar yra peilis iš senelio spintos. Turbūt šis peilis yra labai tvirtas. Nu, pabandykim. Žinot, mano rankos jau gan slidžios. Nu, bet tarkim. Gal operatorius turi kokią servetėlę? Ne. Nu, ką darysi? Peilis nepasiteisina, kai jūsų rankos prakaituotas. Gerai. Nu, bent šiek tiek, va, pamatėme pieštuko šerdį. Ir dar turiu tokią priemonę, vadinamą galastuvu. Pasijaučiau kaip akmens amžiaus žmogus. Bet, žinant, ką gerbiami žiūrovai, nelabai čia irgi išeina kažkas, tai man atrodo, aš sugrįžtu prie pirmųjų priemonių. Taigi, o Jėzus Marija, neįsigrūda. Nu ką, pieštukas. Skubam. Geriausiai, jeigu jūsų va tokia treniruotė užtrunka, nu, 10 minučių, net neilgiau. Nes iškart ir atsibosta ir šiaip kažkaip nei šis, nei tas. Parodykit visus savo gebėjimus, aš jau biškį pavargau, bet stengiuosi. Taip. Varnam kitą pusę. Pažiūrėkite, kaip gražu, bet čia ne kraujas. Kaip galėtų pasirodyti. Yra smagesnė biškė. Kažkaip ant galo vis sunkiau darosi, tai aš gal dar padrošiu. Ar ne? Kaip manote, operatoriau? Būtinai. Geriausias vis dėlto yra drožtukas ir drožtuko pirmtakas ponia Tarka. Taip. Pasirodo kitos priemonės, senelio peilis. Aš nemaniau, kad senelio peilis mane šitaip uždurs, nes jisai atrodo gan tvirtas, nors įsiklėtas su žalia liutnianka. Taip, atrodo, kad... Vis tiek senelio. Nu, atrodo, iš jo galėtum ir namą pastatyti. Vis tiek metų naudotas, o dildė, nupoliruoti. Taip.
Žinot, nu va, kaip gražu, bet mums dar gan trūksta centimetrų iki... Čia yra tarkavimas su spec efektais. Mums dar trūksta iki 1 centimetro. Man gal reikėtų su vaikiška pudra pirštis pasitepti. Žinokit, gerbėmėjai, jau smagu darosi. Dar tikrai nebus iki centimetro, ne? Kodėl? Bus. Bus? Ne. Į centimetro? Aha. Ne dar. Sakyk, ką nors. Sakau, ne. Aš dabar supratau, kam tas trintukas buvo rekomenduojamas. Nu, tada Nes suprasi. tada gali laikyti. Ojei, man atrodo... O, trauma! Atsilupo oda ir mano Bet trauma. nieko tokio. Nieko tokio. Kiekvienai moteriai atsilupo oda. Ir kai kuriems vyrams. Vis mažėja. Ojei. Dabar gal sugrįšiu prie akmens amžiaus. Iš tikrųjų. O gal ir prie moterų pamėgto įrankio. Neįsižeiskit vyrai. Nesakau, kad jis nagų nedildina. Kad čia gal kad gražesnis būtų. Nu, reikia nupoliruoti. Nu taip, vis tiek prieš visuomenę. Pasirodo pirštukas. Tai gal galite operatorių paduoti liniuotę, jeigu yra kur nors netavėse. Mudvi pamatuotumėm. O kur tamsta liniuotė? Va, aš, žinokit... Arba mes galim paimti sąsiuvinį? Taip, sąsiuvinio 2 angeliai atitinka 1 centimetrą, bet jūs tikrai galit matyti, kad pieštukas jau yra gan mažas dalykas. Jeigu aš dar turėsiu savo nagų šiandien, tai stebuklas. Jeigu pirštai dar vietai, tai aš tikrai stebėsiuosi. Čia bus pirštukų drožimo rekordas. Dabar pasiemam sąsiuvinį, čia kur nors, jo. Tai man dar šiek tiek trūksta, kaip matome. Labai mažai. Daryk po poliravau. O iš anos pusės nelabai galiu, ne? Aš tiesiog dėl pokyčio gal norėčiau. Ant didelių peilių jau nebenoriu eiti. Sprūsta, bėga pirštukas, jau labai mažas. O dieve. Jau aš ir sunkiai dabar. Man atrodo, manikiūrą šiandien pasidarysiu ne pačiu. Su tarka. Pirmą kartą gyvenime. Va. Na kągi. Pažiūrim, gal jau? Kaip sakote? Nu, galim dar šiek tiek. Nu, šiek tiek, kad būtų tikrai centimetras. O Jėzus, kur ovacijos? Tuoj ovacijos bus. Kur palaikymas? Indrė, tu gali. Ai, čia. Tu gali. Ir tai aš gal dar sykį papoliruosiu.
visas priemonės gal Paskutiniai štrichai, Taip, paskutinis patepimas. patepimas. Nu, senelio peilis, gal taip jau nebesinaudosiu, nelabai norisi. Ir padėjus matome, kad yra jau mažiau negu 1 centimetrą. Eina, viskas. Mes tai įgyvendiname. Galime padėti ant paviršiaus, galite matyti, koks yra mažas. Miniatiūrinis, likęs pieštukas, Labai mažytis. labai mažytis. Priemonės buvo Tarka, pirmtakas, senelio peilis, akmens amžiaus instrumentas, dildė bei društukas. Na taip. Ir rankos.